Sveikinimo raštą bei atminimo dovanas. Apdovanojimus teikia Sostinės krepšinio mokyklos direktorius Andrius Češkus. Jūsų aplodismentai! Smagu, iš tikrųjų puiku, kad yra organizuojami tokie dalykai, kad mokykla ne tik tai skatina sportuoti, bet ir remia tuos, kurie ir moksluose stengiasi. Tai aš manau, tai yra sveikintinas dalykas. O mokslas be sporto arba sportas be mokslo yra neatsiejami dalykai. Tėtis įkvėpia, sako, geriau mokytis, jei krepšinį kažko nepasiekti, tai moksluose. Kas yra tavo vidurkis mokykloje? Lygiai 10. Aikštelėje vidurkis pats svarbiausias. Taškai, rezultatyvūs perdavimai, proti kamuoliai. Komandos, kaip jis sužaidė, kaip komanda, kaip, kokią vietą užima čempionate. Mes ne tik tai sportuoja kaip krepšinį, kad krepšinio būrelį lanko, bet ir užsiminėja, kiek turi laiko ir šachmatai. Tai va, tai gal ir tie dalykai dar šiek tiek padeda, sakykime, tobulėti ir mokslo srityje. Gyvenime, ką norėtum veikti? Gal tapti krepšininku. Ne, o planas B? Verslininku. Du taškus ir yes! Turim pirmus taškus.